kūrėjai, Etsy vėl naujienų metas ir šituo aš negalėjau nepasidalinti, nes tai pakankamai svarbi informacija, kurią reikėtų žinoti mums visiems. Kas prisijungia naujai, mano vardas Aistė ir aš konsultuoju Etsy nuo 16 metų. Daugiau galite pasižiūrėti mano puslapyje Etsy konsultacijos. Taigi, važiuojam. Prisimenat, praėjusiam video berods aš kalbėjau apie tai, jog Etsy nori sukurti daugiau aiškumo, kaip prekės, kurios yra parduodamos Etsyje, buvo pagamintos, sukurtas dizainas, atrastos ir panašiai. Tai jie žengė neseniai per pirmą žingsnį. Dabar kol kas tos kategorijos yra automatizuotos, nes anksčiau buvo labai paprastos, aiškios 4 kategorijos, kurios atėjus dirbtiniam intelektui ir print on demand šiek tiek susipainiojo ir žmonės pasiklydo, kas yra kas. Anksčiau buvo handmade, vintage, supplies ir basically viskas. Dabar atsirado plius minus 4 kategorijos, tai reiškia, pirma kategorija yra made by the creator, tai yra pagaminta kūrėjo, antra yra design by the creator, tai yra dizainas sukurtas kūrėjo, trečia yra sourced by, šiuo atveju ne creator, nes tu nieko nesukūrei, tai reiškia atrasta, gal taip lietuviškai būtų galima išversti. Ir ketvirta kategorija yra handpicked by. Net nežinau, kaip lietuviškai šitą išversti, bet šitoje kategorijoje yra vintage'as, tai atrinkta, surasta jums, kuruota turbūt, ar ne, nuo angliško curated. Nežinau, ar šitos kategorijos yra aiškesnės, bet iš esmės pirma kategorija handmade, akivaizdu, tai yra daiktai pagaminti jūsų nuo pradžios iki pabaigos, sukurtas dizainas, pagamintas daiktas. Antra yra design by, tai šitoje kategorijoje yra print on demand dalykai, visokie digital downloads, visokie dizainai sukurti. Atsiprašau. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, kuriat kažkokius tai AI dizainus, tai čia yra design by, ar ne? Tas pat, netgi jeigu, arba jūs piešiat ranką, pavyzdžiui, piešinukus ir paskui tie piešinukai yra spausdinami ant marškinėlių. Tai čia bus taip pat design by. Sourced for you, tai yra iš esmės tas pats, kas buvo supplies, tik tais dabar ta kategorija lyg tai yra padaryta platesnė ir dabar yra klausimas, kaip tai supratus, nes sourced by aprašyme atsiranda tokie dalykai, kurie anksčiau lyg tai ir buvo draudžiami Etsyje. Tai reiškia kažkokie tai generic blankai, tarkim, kad ir marškinėlių, ant kurių tiesiog be jokios kūrybos, be nieko yra užrašytas jūsų vardas. Tai iš esmės jūs tiesiog einat į ten kažkokią print on demand kompaniją ar kažkur tai ir šitą spausdina. Tai tame kūrybos yra labai mažai. Tiksliau, iš vis nėra. Tai žodžiu, visi supplies, party supplies ir taip toliau yra šitoj kategorijoje, sourced by. Ir ketvirta kategorija yra handpicked. Tai šiuo atveju jinai irgi yra šiek tiek išplėsta. Tai nebėra vien vintage, nes anksčiau tai buvo tiesiog tik vintage. Bet dabar į tą kategoriją patenka ir ten, tarkim, kažkokios tai entomologinės kolekcijos, kažkokie tai gamtoj rasti dalykai, ten, yra pavyzdžiui žmonių, kurie parduoda gyvūnų kaukolės, kaulus ar ten iš jų padarytus kažkokius paveikslus. Tai jeigu jau aišku padarytas paveikslas, tai čia bus made by, bet jeigu tai yra tiesiog surinktis, atrastos kaukolės kažkokios nuvalytos, tai
pagal tai, ką rašo Etsy's, tai pakliūva į kategoriją handpicked for you. Tai va toks pasikeitimas. Dar yra naujienų dėl AI naudojimo, bet aš šitą nusprendžiau iškelti į atskirą video, kad tiesiog nesusipainiotų dalykai. Tai iš esmės dabar iš 3 kategorijų, kurios buvo handmade, supplies ir vintage, pasidarė 4 kategorijos, tai yra made by, designed by, sourced by ir handpicked by. Kol kas šitos kategorijos, kiek aš mačiau, yra automatizuotos, tai reiškia Etsys automatiškai pagal tai, ką jūs įrašėte, nusprendžia už jūs. Jeigu jūs pamatot, kad kategorija netitinka jūsų daikto, jums reikia rašyti Etsy'ui. Aš labai tikiuosi, kad ateityje šitas pasikeis ir galima bus pačiam tai įrašyti. Dabar kuriant listingą lyg ir techniškai pasirinkdamas, kas tai yra, tu gali šitos dalykus įtakot, bet kiek aš mačiau, yra nemažai klaidų, kaip ir bet kokiam naujam daikte. Taigi mums tiesiog tenka rašyti kol kas Etsy supportui, kad pakeistų kategoriją, jeigu atsidūrė neteisingoje kategorijoje. Tai va tiek naujienų ir tikiuosi pavyks greitų laikų padaryti video apie dirbtinį intelektą. Noriu pati pasigilinti iš pradžių, ką Etsys apie tai galvoja ir kaip jie tai analizuoja, bet tiek naujienų ir iki greito.